Labadiena, gerbiami tarybos nariai, gerbiami svečiai. Susižiūrėkite, ar visi įsidėję korteles. Pradėsim mūsų tarybos posėdį. Posėdėje nedalyvauja Antanas Šepanonis, Gintaras Žilėnas, Aloyzas Juodis dėl pateisinamo priežasčių. Kęstutis Dainius dirba, o Jurgis Baublys serga. Taip. Tarybos posėdėje taip pat dalyvauja savivaldybės įstaigų vadovai, administracijos skyrių vedėjai, specialistai, vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje Jonas Novogreckis ir Radviliškio rajono policijos komisariato viršininkas Saulius Baltakis. Mero potvarkiu buvo patvirtinta darbotvarkė su 18 klausimų. Administracija teikia papildomą sprendimo projektą, kuris nebuvo pateiktas komiteto posėdžiuose dėl 2014 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo pagal paskirtį audito atlikimo. Noriu pasiteirauti, ar balsuosime atskirai už papildomą sprendimą ir po to už visą darbotvarkę, ar bendrai už visą darbotvarkę su papildomu klausimu. Yra pasiūlymas už visą balsuoti, visą darbotvarkę, tai kviečiu balsuoti. Už 19, vienas susilaikė, darbotvarkė patvirtinta. Prieš pradedant svarstyti klausimus, noriu pasiteirauti, ar būtų paklausimų mūsų administracijai. Nematau. Ačiū. Tada pereisim prie darbotvarkės. Kadangi daugelio atveju, kada yra svarstomi biudžeto klausimai, daugeliu tarybos narių tenka nusišalinti dėl viešųjų privačių intereso derinimo. Noriu pasiteirauti, galbūt pakelkim rankas tie, kurie nusišalintų nuo pirmo ir antro klausimo, nes jie vienas su kitu yra glaudžiai susiję. Ramutė, suskaičiuokit. Septyniolika? Taip, 17. Tai gerbiami tarybos nariai, kadangi, kaip ir minėjau, pirmas ir antras klausimas yra tarpusavį susiję, tai norėčiau atlikti procedūrą, kuri yra atliekama kartu dėl pirmo ir antro klausimo. Kartais tam tikrų klausimų būna suinteresuotas ne vienas, o keli ar net dauguma savivaldybės tarybos narių, todėl nebelieka kvorumo, neįmanoma priimti sprendimų ir tai paralyžiuojamas savivaldybės tarybos darbas. Atsižvelginti, tai vyriausia tarnybinės etikos komisija rekomenduoja. Kai sprendimas yra susijęs su daugumos savivaldybės tarybos narių privačiais interesais, sprendimas turėtų būti išskaidomas į dalis, jeigu tai įmanoma, dėl kiekvienos dalies balsuojama atskirai, o tarybos narys privalo nusišalinti nuo to sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas. Kadangi šio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su dauguma savivaldybės tarybos narių privačiais interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma, tarybos nariai balsų dauguma gali apsispręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės.
Kadangi nuo pirmų dviejų sprendimų kai kurių dalių bei svarstymo bei balsavimo nusišalintų dauguma tarybos narių, siūlo vadovaujantis vyriausios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijas administracijos pateiktus sprendimus dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo bei dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo svarstyti iš esmės. Prašome balsuoti dėl svarstymo iš esmės. Už 17, vienas susilaikė, 2 nebalsavo. Nuspręsta sprendimus dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo bei Radviliškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo svarstyti iš esmės. Pirmas klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Komitetuose pritarta su papildymu bei pakeitimais, galutinis variantas pateiktas tarybos nariams. Kultūros, švietimo ir sporto bei investicijų ir kaimo plėtros komitetuose klausimas buvo svarstomas iš esmės. Ar būtų norinčių paklausti? Prašau, tarybos narys Jonas Povilaitis. Norėčiau paklausti, kadangi aš pats nebesusigaudau strateginiuose planuose. Vienas planas yra 12-20 metų, dabar mes formuojame 15-17 metų, tai čia sutampa su programiniu turbūt biudžetu, o kaip nėra naujam periodui, naujai kadencijai, ką turės dabar naujoji taryba atėjusi vėl naujai strateginį planą daryti? Aš manau, paprašysime finansų skyriaus vedėjos pristatyti šitą klausimą ir taps aiškiau. Labą dieną, visi čia susirinkusieji. Visų pirma, atsakau į tą klausimą apie strateginį planą. Šitas planas vadinasi 3 metų veiklos planas. Ir 15 metų planas turi visiškai praktiškai, kadangi tuo pačiu sprendimu yra, tą pačią dieną yra tvirtinama, jis sutampa su tos dienos biudžetu. Dabar dėl kitų metų, dėl 16-17 metų, kas yra žinoma, kokie darbai testiniai ar kokios yra sutartys sudarytos, visi tos sumos yra numatytos 16-17 metais. Tos sumos, kurios yra skaičiuotinos kiekvienais metais, mes kiekvienais metais tikslinam, jos yra panašiai lygios kaip ir 15 metų, o kai ateis 16 metai, mes vėl iš esmės viską peržiūrim ir tikslinam. Strateginės veiklos planas, kaip matėte, yra sudarytas iš 6 programų ir jau nebe pirmi metai jis yra 6 programų. Dabar koks yra šių metų biudžetas? Komitetuose mes apkalbėjome, kad šių metų biudžetas yra 33 milijonai 698 151 euras. Ir iš karto toj vietoj norėčiau jūs pataisyti, kadangi ne visose komitetuose buvo pristatyta, kad iš Sveikatos ministerijos gaunam valstybės investicijų programą kaip čia tiksliai vadinasi, ligoninės sterilizacijos ir dezinfekcijos įrangos įsigijimo bei ligoninės pirmo korpuso rekonstravimui. Jūsų šitas tekstas, kur yra sprendimo tekstas, buvo parašyta 33
75 468 tūkstančiai eurų. Tačiau, kai pridėjom šitą sterilizacijos projektą, gaunasi 33 698 151 ir atitinkamai yra parodytos išlaidos. Kaip žinote, šių metų biudžeto projektas yra suplanuotas be deficito. Mes planuojame šiais metais nesiskolinti lėšų investiciniams projektams, nors investiciniai projektai ir įvairūs gerbūvio darbai, ten pastatų, mokyklų, ypač nemažai seniūnijose yra skirta įvairių darbų. Ir jeigu litais kalbant, tai yra apie 8,5 milijonų litų ir mes tai optimizuojam iš savo turimo biudžeto, iš likučių, kurį neišleidome 14 metais. Ir buvo toks paklausimas, kad gal socialiniai apsaugai kažkiek yra daugiau palikta lėšų. Socialiniai apsaugai mes palikom šiek tiek daugiau lėšų dėl to, kad manome, kad šių metų gyventojų pajamų mokesčio surinkimas savivaldybės teritorijoje yra pakankamai toks reikšmingas, didelis uždavinys, tai yra 8,8 milijonai eurų arba 30 su viršum milijonų litų, kai tuo tarpu įvykdymas 14 metais buvo 27 milijonai. Dėl to, kad tą jautriausią tokią savivaldybės sritį apgintume ir būtume garantuoti šitoj srity, esam palikę šiek tiek daugiau, jeigu kartais būtų nerenkamos biudžeto pajamos. Taip pat komitetuose buvo pareikšta pastabų įvairių. Tas pastabas aš išdėščiau papildomai paaiškinamajam rašte, bet noriu pasakyti, kas buvo atkreiptas, kur dėmesys ir kas buvo siūloma padidinti. Aš jums pasakysiu, kam ir kiek, o mūsų finansininkai išnešiojo per strateginius planus ir per veiklos programas ir tie skaičiai atsirado pagal tai, kur turėtų būti. Verslo rėmimui yra pasiūlyta pridėti 4,000 arba buvusią sumą parašyti, kad būtų 31 000 eurų. €2,868 eurai. Policijos rėmimą yra siūloma remti 28 000 eurų arba padidinti 4,830 eurų. Taip pat manoma, kad reikėtų rajone įsigyti ekonomiškas apšvietimo lempas, taip vadinamas LED lempas, ir tam planuojama skirti 30 000 eurų. Taip pat buvo pasiūlyta, kad reikėtų 30 000 eurų skirti gyvenviečių melioracijai gyventojų sklypuose. Tokios pagrindinės sumos ir ten paprastosiom išlaidom Šaulės kalnų priežiūrai, kuri įeina į mūsų rajonų dalį. Tai trumpai būtų taip, jeigu turėtumėte klausimų. Klausimų nematau. Tai pirmų klausimų faktiškai Ryta pristatė ir antrą klausimą. Viskas kartu, kadangi... Jo, tai dabar vis tiek balsuosim už pirmą. Prašau, tarybos narys Jonas Pavilaitis. Ar pasisakyti galės? Tai gal sėskit. Prašau. Gal sėskit, ką jūs stovėsite. Ačiū, Ryta. Kaip yra pats atsakingiausias metų laikotarpis. Aš pirmiausiai norėčiau padėkoti administracijai, kuri mūsų komiteto prašymų pateikė maitinimo analizę. Tačiau aš norėčiau truputį pasitikslinti, ar aš ko nesuprantu ir ar galima tikėti tais skaičiais.
Kaip matome iš pateiktos, turbūt jūs visi gavote, iš pateiktos lentelės matome, kad 774 tūkstančių sutaupėme Makos fondo, 249 tūkstančių sutaupėme iš komunalinių paslaugų ir tai yra sutaupimai. Ir galutinė suma, matau, 843 tūkstančiai sutaupyta. Tačiau noriu paklausti, kada mes anksčiau gavome medžiagą, komunalinių išlaidos buvo 450. Kas dengia iš kokių lėšų padengtos 200 tūkstančių. Toliau, užmokamą maitinimą buvo gauta apie 100 tūkstančių. Kur jos čia apskaitytos? Toliau išleista už mokamą maitinimą 180. Čia yra parodyta, viskas tvarkoj, tai irgi nesutaupytos lėšos. Ir trečias dalykas, mes žinome, kad ženkliai sumažėjo darbuotojų skaičius, ko pasiekoje sumažėjo gyventojų pajamų mokestis į biudžetą. Čia irgi sumelė būtų solidi. Prašau atsakyti, ar ta suma yra reali, ar galima ją platinti visiems tarybos nariam, ar aš apsirinku, motyvuodama šitos skaičius. Antras momentas, truputį noriu dėl seniūnijų biudžeto. Man visgi jis nesuprantamas biudžetas, kokią metodiką daliname. 2012 metų biudžetą lyginu su 2015 metų biudžetu. Ir skirtumus matau nuo 67 procentų skirimo iki 160 procentų skirimo. Tai man visgi yra visiškai nesuprantama skirstimo metodika, kai tuo tarpu norėčiau paminėti tokią Grinkiškio seniūniją, kur 97, kuo jie nusikaltusi. Aš čia nevardinsiu, manau, finansistai turi tos skaičius, pasižiūrės, bet nesuprantu metodikos. Mes šnekėjome, ir skiemus paimkime 82 procentai, buvo pageidavimuose tenai parašyta, kad ir traktieriaus, tiksliau sieną pataisyti visą kitą, jiem palikta tik apšvietimui, nors mes komitete siūlėme jiem, jeigu yra kitoje eilutėje, tai gerai. Tai tiek klausimų. Truputėlį aš norėčiau pasitikslinti. Ta lentelė, kurią jūs turite ir kuri ten vardinat, kas konkrečiai toje lentelėje neaišku. Tai yra pateikti Švietimo ir sporto paslaugų centro buhalterijos skaičiavimai. Tai aš suprantu, kad jie yra tikslus ir paimti iš buhalterinės apskaitos. Prašau, Ryt. Noras galbūt sužinoti, kiek šitą perimas prie privataus maitinimo liko mums pinigų ir kaip tai yra paskirstyta. Aš sutinku su ponu Jonu, kuris paklausė apie darbo užmokestį ir kad tas darbo užmokestis šiandien nebėra mokamas ir jis nori pasakyti, kad tam tikra pajamų dalis neatėjo į biudžetą. Tai yra tiesa. Tačiau, jeigu paimti tuos skaičius, sakykime, jeigu tai visą tai atėmus, ką ponas Jonas pavardino, ir nemokamas maitinimas, ten kažkiek įsimestų ir tas darbo užmokestis, liktų ne 800, sakykime, 500 su virš tūkstančių, kaip pavyzdys. Ir kaip tik tai mūsų vadovybėje yra pateikta informacija, kiek šiame biudžete yra švietimo įstaigoms skirta įvairiems projektams, remontams, gerbūviui padidinti. Šitai problemai spręsti šių metų biudžete yra skirta beveik 2 milijonai litų. Neskolintų, o savivaldybės biudžetų lėšų. Ačiū Rytai. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Prašau, tarybos narys Juozapas Glinskis. Man nesuprantamas vienas dalykas. 4 metai taryboje, 4 metai kultūros ir švietimo komitete.
Nu, per tą laiką tikrai, kad aš prieš biudžetą teikiau prašymų, bet kaip nekeista, kad nei vienas prašymas nebuvo įvykdytas. Nu ir dabartiniu laiku komiteto posėdį paprašiau, kad reiktų metodistam pareguliuoti atlyginimus. Bet visi nutilėjo, o finansų ministrė tai iš vis numėkė ir čia, sako, nėra ko apie sportą kalbėti. Va čia man tokie dalykai nesuprantami. Ar visų pasiūlymai yra nubraukiami, ar tik kaip kurių? Manau, kad tai atlyginimo dydis sporto metodistam nėra biudžeto klausimas, tai yra įstaigos klausimas. Prašau, tarybos narys Jonas Pravilonis. Gerbiami tarybos nariai, gerbiamas merė, iš tikrųjų dabar truputį mes tokie išbalansuoti, kadangi, kiek supratau, pirmo klausimų pristatymas yra strateginio plano 2015-2017 metais. Bet jis galbūt ir ryšasi su biudžeto, bet aš galvoju, jeigu kalbėti apie strateginį planą, šiandieną, kuris pasiūlytos to plano strateginio veikla, jisai kiekvienais metais būna koreguojamas net ir paskutiniu metu, kai mes lankėmės su gyventojų seniūnijos, pamatom, kad iš tikrųjų kai kurios galbūt sritys turėtų geriau būti finansuojamos panašiai ir aišku, eiliškumą pakoreguosim, kuriuos mes prioritetus nusimatysim 16 ten ar 17 metais, bet aš dabar tiesiog nežinau, ar mes turim prabalsuoti strateginį planą ir šitą klausimą ir paskui grįžti prie biudžeto, prie antro klausimo. Na, aš pilnai suprantu tie patys klaidas, bet tai vis tiek, tai yra šių metų, 15 metų strateginiai planai, ir 16 metai, ir 17 metai. Jeigu mes šiemet, kas spręsim 15 metais, neįspręsim, arba kai kurias rytis nepilnai finansuosim, tai 16 metais galėsim pakoreguoti ir 17 pakoreguosim. Ačiū tarybos nariui Jonui Praviloniui, prašau, tarybos narys Edmundas Adomavičius. 14 metų biudžeto mes neįvykdome 2 234 594 594 eurus. Aš manau, kad būtų gražu, ko gero, kad ir tarybos nariai, ir visas rajonas sužinotų, kokie tai objektai, kurie nedavykdyti, kiek mes praradom pinigėlių savų, čia jau matosi, o kiek dar pinigų nepasiėmėm iš Respublikos ir iš fondų, jeigu būtume šitos darbus atlikę. Aš nemanau, kad į šitą klausimą turėtų atsakinėti ponia Chlebauskienė, jai čia gal ir per sunku moteriškai. Ačiū. Europinių projektų neliko neįgyvendinta. Europiniai projektai buvo visi įgyvendinti 100%, o liko tai Laisvės alėja gatvė, kur buvo skirti pinigėliai, persikėlė pinigėliai tie, kur buvo baseinui, taip pat ne visi darbai buvo įvykdyti autobusų stoty ir Alksnupių baseinė. Ar būtų norinčių dar paklausti, pasisakyti? Nematau, tad pirmu klausimu balsuojam. Kviečiu balsuoti. Už 15, 2 susilaikė, 1 prieš, 2 nebalsavo, sprendimas priimtas. Antras klausimas.
Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo. Komitetuose pritarta su pakeitimais bei papildymais, pakoreguotas sprendimo projektas bei jo priedai, galutinis variantas pateiktas tarybos nariams. Kultūros, švietimo ir sporto bei investicijų ir kaimo plėtros komitetuose klausimas buvo svarstomas iš esmės. Biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų bei investicijų ir kaimo plėtros komitetuose buvo pasiūlyta padidinti lėšas verslui, sporto klubams, policijai ir rasti lėšų gatvių apšvietimui LED lempom. Taip pat buvo pasiūlyta padidinti melioracijai kaimiškose vietovėse 30 000 eurų. Taip pat socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komitete buvo pasiūlyta ir pritarta, kad 2A priedo 5.5 eilutėje UAB Radviliškio Šiluma skirta dotacija traktoriaus pirkimui išbraukti ir organizuoti konkursą paslaugos pirkimui. Noriu pasiteirauti, ar komitetas pasilieka prie savo pasiūlymo ir teiksim alternatyviam balsavimui, ar atsima šį pasiūlymą. Jo. Supratau. Tai dėl tos eilutės 2A priedo 55.5 eilutės bus alternatyvus balsavimas. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Prašau, tarybos narys Pranskevičius. Kadangi dalyvauju kaimo ir reikalų ir investicijų komiteto darbe, tai turėčiau pažymėti, kad 2014-2020 metų finansavimo laikotarpis tik prasideda. Ir tai, kad biudžete yra palikta tam tikra suma atsižvelgianti tai, ir turbūt atsižvelgiant dar į tai, kad galbūt mes visi čia, kurie šiandien balsuojam už biudžetą arba balsuosim taip ar prieš, turėtumėni, kad galbūt mes kitoj kadencijoje nedalyvausim ir mūsų šitas sprendimas, kad išnaudoti visą biudžetą ir nepalikti, sakykime, laisvų rankų sekančiai kadencijai, tai būtų tikrai nelogiškas žingsnis. Aš sutinku, kad yra daug neišspręstų problemų ir jas reikės spręsti. Jas reikės labai atsižvelgti į kaimo būklę, į kaimo kelius, tačiau tam ir yra formuojamas biudžetas, kad sekanti kadencija, kurie ateis, galėtų atvirom kortom šitai padaryti ir rankos nebūtų surištos. Visas korekcijos, kurios ateityje galbūt bus daromas, yra paliekamos turbūt kitai kadencijai. Aš siūlyčiau, kadangi šitas biudžetas išsamei yra apsvarstytas ir ganėtinai tikrai racionaliai išdėstyta, aš siūlyčiau pritarti šitam biudžetui. Ačiū. Prašau, tarybos narys Jonas Pravilonis. Gerbiami tarybos nariai, gerbiamas merė, iš tikrųjų labai atsakingas ir reikšmingas šitas klausimas, nes šitas biudžetas yra svarstomas šios kadencijos pabaigoje ir ateina, aišku, nauja kadencija, nauji tarybos nariai ir priimant šitą biudžetą, aišku, reiktų tai padaryti tikslingai, kad tie žmonės, kurie atėjo, kad pas mus nekalbėtų apie mus kažkaip tai ne taip. O kalbant apie 15 metų biudžetą, iš tikrųjų galima pasidžiaugti, kadangi šis biudžetas, lyginant su 14 metais, jis yra didesnis 1,4 milijonai eurų. Tai beveik sudaro, jeigu lytis paimti, tai 4,78 litų. Tai jau tai galima pasidžiaugti. Ir vienas iš tokių labai svarbių, kad mes paliekam šitą biudžetą nepraskolintą. Tai galbūt tai labai svarbu Respublikai, galbūt viena iš tokio mūsų
kriterijų yra, kad mes galbūt ir vienintelė respublika, nežinau, ten neturi statikus, bet svarbiausia, kad mūsų biudžetas yra nepraskolintas. Ir labai džiaugiuosi tai, kad kaip komiteto pirmininkas švietimo, kad komiteto posėdė buvo atsižvelgta į tai, kad mes šį tvirtinami biudžetą remiam verslo rėmimo fondą, skiriam papildomai daugiau negu 14 metais. Sporto rėmimas yra didesnis negu 14 metų biudžete. Taip pat išlieka rėmimas policijos, kur, sakykime, ne visi rajonai taip remia, kaip Radviliškio rajonas valdybė, tai gali paliūdinti ir policijos komisariato viršininkas. Labai džiugu, kad mes pamatėm, kad susitikdami su gyventojais ir buvo pakoreguota jų pastabas, tai yra gyvenviečių melioracijų gyventojų sklypuose sprendžiama yra problema ir šitam biudžetui yra numatyta 30 000 eurų. Tai yra pradžia ir aš skaitau, kad strateginiam plane iki 17 metus bus vienas galbūt iš prioritetinių sričių. Taip pat yra dėmesys skiriamas taip pat kelių priežiūrai, kur irgi taip pat yra numatyta papildoma lėšų daugiau negu praeitais metais. Švietimo įstaigoms taip pat yra skirta 2 milijonai litų, aš kaurais truputį būtų mažiau. Tai yra vėl mokymo priemonėmis įgyjimas, mokyklos sporto patalpų sutvarkymas, išorės sutvarkymas, kas liečia ir stadiono priežiūrą ir panašiai. Bet svarbiausia, svarstydami ir skirdami šitas lėšas, mes kaip nujausdami numatėme, kad vyriausybė vasario 18 dieną numatė energetikos ministerija kartu su finansų ministerija remti gatvių sistemo pakeitimą į modernes, tai yra į apšvietimo lempas, kurio vyriausybė yra numatyta skirti nemaža suma, kuri sudaro net 79,65 milijono eurų. Ir mes jau tame biudžete numatėm daugiau 30 000 eurų skirti šiai problemai spręsti. Tai viena iš tų apšvietimo kelių priežiūros, viena iš tokių svarbiausių sričių. Aišku, ir mes nepamiršom ligoninę, kuri numatyta šiais metais taip pat 15 metų biudžete. Tai aš siūlau palaikyti šių metų biudžetą ir už jį prabalsuoti. Ačiū. Ačiū. Ar būtų norinčių dar paklausti? Nematau. Tad, kaip ir sakiau, dabar balsuosime dėl 2A priedo 55.5 eilutėje UAB Radviliškiai Šiluma skirta dotacija traktorius pirkimui. Bus du variantai. Pirmas variantas už pateiktą administracijos pasiūlymą dotaciją traktorių įsigyti iki 58 000 litų. Antras variantas kaip už socialinių reikalų sveikatos ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymą organizuoti konkursą paslaugos pirkimui. Tai pirmas balsavimas už tą variantą, kuris pateiktas administracijos. Kviečiu balsuoti. Už 16, 4 nebalsavo. Dabar už socialinių reikalų ir sveikatos teisėtvarkos komiteto pasiūlymą organizuoti konkursą paslaugos pirkimui. Kviečiu balsuoti. Už 4 lieka sprendimo projekte taip, kaip buvo pateikta administracijos. Tai dabar kviečiu balsuoti už visą antrą sprendimą dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo.
Už 14, 3 susilaikė, prieš 1, 2 nebalsavo, sprendimas priimtas. Trečias klausimas. Dėl savivaldybės turto perdavimo. Komitetuose pritarta. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 20 sprendimas priimtas. Ketvirtas klausimas. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių pakeitimo. Komitetuose pritarta. Norinčiųjų paklausti, pasisakyti. Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 20 sprendimas priimtas. Penktas klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos. Komitetuose pritarta. Norinčiųjų paklausti, pasisakyti. Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 20 sprendimas priimtas. Šeštas klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės smulkio ir vidutinio verslo rėmimo lėšų 2014 metais panaudojimo ataskaitos patvirtinimo. Komitetuose pritarta. Norinčiųjų paklausti, pasisakyti. Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 20 sprendimas priimtas. Septintas klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patikslinimo. Komitetuose pritarta. Norinčiųjų paklausti, pasisakyti. Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 20 sprendimas priimtas. Aštuntas klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 metų spalio 12 sprendimo numeris T873 ir 2015 sausio 22 dienos sprendimo numeris T940 pripažinimo netekusiais galios. Komitetuose pritarta. Norinčių paklausti, pasisakyti. Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 20 sprendimas priimtas. Devintas klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo. Komitetuose pritarta. Norinčiųjų paklausti, pasisakyti. Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 19, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas. 10 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 gruodžio 18 dienos sprendimo numeris T924 dėl tarnybinio atlyginimų koeficientų švietimo įstaigų vadovams patvirtinimo pakeitimo ir papildymo. Komitetuose pritarta. Norinčiųjų paklausti, pasisakyti. Nematau. Kviečiu balsuoti.
Už 17, susilaikė 2, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas. Nuo sekančio klausimo svarstymo ir balsavimo dėl viešų privačių interesų derinimo turi nusišalinti. Kas norėtų 11 klausimas dėl mokinių atleidimo nuo mokesčių už maitinimą, kas norėtų pasisakyti? Prašau, tarybos narys Arvydas Kavaliauskas. Dėl tos pačios priežasties noriu nuo šio klausimo svarstymo nusišalinti. Ačiū. Daugiau nėra. Komitetuose pritarta. Arvydas Kavaliauskas nuo sprendimo svarstymo komitete nusišalino. Todėl prašau balsuoti. Už 17, vienas susilaikė, sprendimas priimtas, ačiū. 12 klausimas, kviečiu merą sugrįžti į salę. Dvyliktas klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Komitetuose pritarta, norinčių paklausti, pasisakyti. Nematau, kviečiu balsuoti. Už 20 sprendimas priimtas. 13 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Komitetuose pritarta, norinčių paklausti, pasisakyti. Nematau, kviečiu balsuoti. Už 20 sprendimas priimtas. 14 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 lapkričio 20 sprendimo numeris T904 dėl Radviliškio rajono savivaldybė reikalingų teritorijų visuomenės poreikiams tenkinti pripažinimo svarbiomis savivaldybei dalinio pakeitimo. Komitetuose pritarta, norinčių paklausti, pasisakyti. Nematau, kviečiu balsuoti. Už 20 sprendimas priimtas. 15 klausimas. Dėl nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 2015 metų programos patvirtinimo. Komitetuose pritarta, norinčiųjų paklausti, pasisakyti. Nematau, kviečiu balsuoti. Už 20 sprendimas priimtas. 16 klausimas. Dėl pritarimo Radviliškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2013-2014 metams vykdymo ataskaitai. Komitetuose pritarta, norinčiųjų paklausti, pasisakyti. Nematau, kviečiu balsuoti. Už 18 susilaikė, sprendimas priimtas. 17 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2015 metų melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimo remonto priežiūros darbų ir išlaidų sąrašo patvirtinimo. Komitetuose pritarta su papildymais, galutinis variantas pateiktas tarybos nariams. Prašau, tarybos narys Jonas Povilaitis.
Ar ten, kur iš programos yra parašytas lėšos gyvenviečių nusausinimui, taip ir yra numatyta vyriausybės nutarime, kad galima naudoti? Iki 10% nuo skiriamos sumos, ten yra 1 200 000. Nes anksčiau negalėjo. Ne, antri metai galim tą daryti. Gerai, ačiū. Ar būtų norinčių dar paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 20 sprendimas priimtas. 18 klausimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės administracinių ginčų komisijos 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Komitetuose pritarta. Norinčių paklausti, pasisakyti, nematau, kviečiu balsuoti. Už 20 sprendimas priimtas. 19 klausimas. Dėl 2014 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo pagal paskirtį audito atlikimo. Dviejose komitetuose pritarta, dviejose komitetuose sprendimo projektas nebuvo pateiktas. Galutinis variantas pateiktas tarybos nariams. Prašau, tarybos narys Vilius Bublys. Dėl galimo privačio interesų konflikto nusišalino šito klausimo svarstymą. Ar būtų norinčių dar paklausti, pasisakyti? Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 19 sprendimas priimtas. Gerbiami tarybos nariai, noriu supažindinti su vyriausybės atstovo reikalavimais. Pirmas, gautas vyriausybės atstovo 2015 sausio 22 reikalavimas numeris 4/6 dėl Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo 6 straipsnio įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 balandžio 18 dienos nutarimo numeris 480 patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų įstaigų interneto svetainėje aprašo įgyvendinimo, su kuriuo turiu supažindinti tarybos narius. Antra, gautas vyriausybės atstovo 2015 sausio 22 teikimas numeris 3/10 dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 metų spalio 12 dienos sprendimo numeris T873 dėl Radviliškio rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų privatizavimo skliausteliuose pardavimo lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų gautų už privatizuojamus skliausteliuose parduodamus gyvenamasias patalpas apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pirmų punktų patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės gyvenamų patalpų privatizavimo skliausteliuose pardavimo lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų gautų už privatizuojamus skliausteliuose parduodamas gyvenamasias patalpas apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo panaikinimu, su kuriuo turiu supažindinti tarybos narius. Trečia, gautas vyriausybės atstovo 2015 sausio 27 teikimas numeris 3/11 dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 sausio 22 dienos sprendimo numeris T940 dėl savivaldybės turto privatizavimo panaikinimo, su kuriuo turiu supažindinti tarybos narius. Ketvirta, gautas vyriausybės atstovo 2015 sausio 30 dienos teikimas numeris 3/20 dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2002 metų Liepos 18 sprendimo numeris 373, su kuriuo turiu supažindinti tarybos narius. Penkta, gautas vyriausybės atstovo 2015 sausio 30 dienos teikimas numeris 321 dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011 metų gegužės 12 dienos sprendimo numeris T24, su kuriuo turiu supažindinti tarybos narius. Tai ačiū tarybos nariams. Gal gerbiamas Jonas norėtų ką mums dar gražaus pasakyti?
žodžiu, ne vien tik raštu. Taip. Gražaus galiu pasakyti iš tikrųjų apie darbingumą, apie aktyvumą ir nuoširdžiai linkiu ateinančių rinkimų sėkmės kiekvienam iš čia sėdinčių toj salėj ir kad būtų užpildytos visos kėdės ir kad būtų visada užimtos jos ir darbingos ir aktyvios, taip kad sėkmės, gerų rinkimų ir gerų darbų ir korektiškų rinkimų. Ačiū gerbiamam Jonui. Mūsų tarybos posėdis baigtas.